Šiandienos mūsų video tema yra vejos robotai. Paklausiu šeimininkės, kuri turi vejos robotą savo kieme įspūdžių ir vėliau paklausime svarbiausių klausimų pas vejos robotų ekspertą. Sveiki, Rasa. Sveiki. Tai robotas jūsų kieme. Ar patenkinta? Labai. Aha, kaip veikia? Veikia puikiai, galiu pasakyti, kad atlieka savo pačią svarbiausią funkciją, leidžia gyventi gyvenimą, kol per tą laiką sutvarko visą tavo aplinką ir tau nereikia dėl to rūpintis. Aha, tai man toks labai praktinis klausimas, ar tikrai nereikia rūpintis, ar kažkiek dėmesio apskritai skiria dar papildomai, ar jau ramu? Jis itin lengvai valdomas programėle, taigi esminiai dalykai yra nustatomi, tikrai pakankamai nedaug reikia pačios priežiūros ir pačios patikros pačiam robotui. Tai kaip dažnai reikia į tą programėlę pasižiūrėti? Na, iš telefono tiesiog galima? Taip, iš telefono galima tiesiog būdant ar namuose, ar ne namuose, nesvarbu jokio skirtumo. O dažnumas tai, žinoma, iš smalsumo, ypač kai tai yra pirmas sezonas, tai pasitikrinam dažniau, nes tiesiog įdomu. Bet šiaip tikrai nereikia pakankamai dažnai žvilgčioti. O ar pačiai reikia susidurti su techniniais klausimais, kurias reikėtų būtinai išmanyti, turint vejos robotą savo kieme? Manau, kad labai sudėtingų kažkokių klausimų tikrai nekiltų ir iš tikrųjų galima tą robotą patikėti net ir tiem žmonėms, kurie visai neturi ryšio su šita vejų priežiūros priemonėm ar kažkokia įranga. Tai žodžiu, galima močiutei savo nupirkti dovanų, nustatyti ten visus tuos parametrus ir patiems žinoti, kad laimingai bus. Taip, ir patiems telefonu prižiūrėti per nuotolį. Sveikas, Mindaugai. Sveiki, Lina. Esu paklausus Instagrame ir Facebook'e žmonių, kokius klausimus jie turi dėl vejos robotų. Tai aš dabar noriu tau juos visus užduoti, bet matėm ir Rasa pasaka savo patirtį, ar ne? Taip. Tai visų pirma, dėl žolės sveikatos. Ar pačiai žoliai yra gerai tas vejos robotas? Vejos robotas veja yra tikrai gerai, nes kai robotas pjauna veją pastoviai, veja sunaudoja energiją ne augimui, o žaliavimui. Tai pastovus pjovimo procesas mums leidžia turėti žalesnę veją ir tokią kaip kilimas. Jis savo energiją sunaudos pačiam ne augimui, o pačiam žaliavimui. Esu mačius nuotraukų per didžiasias sausras iš Pajūrio regiono, kur tikrai, sako, turi robotą, atrodo veja blogai, bet nieko nepadarysi. Laistymo, ypač kur smėliukas, tai reikia. Taip, kur daugiau smėlio tikrai reikėtų palaistyti, to labiau veja, jeigu nualinta. Nualinama karščio, ją labai sunku atgauti, tai reiktų karts nuo karto bent jau palieti, nes robotas taip jisai suteiks trąšų mulčiuodamas, bet nereikia pamiršti vandens. Be vandens nebus ir gyvybės. Tai dabar kitas klausimas, paties roboto darbas. Kyla tokių klausimų, ar neužknistas burzgimas? Robotai yra tylūs. Garsiausias robotas yra, kai tik tai pradeda darbą, kada veja yra sezono pradžioje stangri ir turi daug rūgščių savyje ir kieta. Kai jisai įsidirba, tas roboto garsas sumažėja ir jo praktiškai yra negirdimas. Tai 59 decibelai tikrai nėra tas garsumas, kuris mus alintų kieme. Mes sutaupysim turėdami robotą tikrai kieme triukšmo, negu pjaudami su elektrinė ar akumuliatorinė ar benzininė vejapė. O taip, bet tu čia turi menį Gardena Sileno, teisingai? Taip, Gardena Sileno modelis. Aha, o kiti modeliai, kurie yra rinkoje, tai jie yra ir garsesnių? Nes žmonėms tas klausimas kyla matyti ne šiaip sau. Tikėtina, kad taip gal ir yra, bet šiuo atveju Gardena Sileno modeliai tikrai yra tylūs ir užtikrina komfortą būnant terasoje. Tai žodžiu ramu, nesukam galvos dėl garso. Gerai. Dar turiu klausimą dėl paties roboto priežiūros. Kartais žmonės skundžiasi, kad esu matęs, kad jeigu veją prižiūri robotas, tai būna vejos galiukai tokie tarsi parudavę. Ar čia robotas gali būti kaltas dėl to? Čia gal yra ne tiek, kiek robotas kaltas, o jo nepriežiūra. Žodžiu, šeimininkas kaltas, tai ir sakyk. Taip, reiktų karts nuo karto pakeisti roboto peiliukus, nes pavasarį, ypatingai kai veja turi daug rūgšties savyje ir pastovus pjovimas, peiliukai dėvisi greičiau atbunka. Tai juos reiktų karts nuo karto pakeisti, tai maždaug pradžioje sezono kartą į mėnesį, gal netgi dažniau. Vėliau jau tas laiko tarpas yra didesnis, kada gali robotas pjauti veją, nes yra ir sausros sezonų ir nereiktų keisti peiliukų šiuo atveju.
Ar tiesa, kad roboto priežiūra ir tuo pačiu vejos priežiūra iš esmės ir apsiriboja tuo, kad reikia pyliukus keisti? Ne visai. Ne visai. Dažnai taip, bet kartais robotas vis tiek reikia pavalyti. Kaip ir kiekvieną daiktą, reikia šiek tiek, turint tam tikrus šepetelius, nuvalyti, apsivėlusią veją, bekeičiant peiliukus, tai galima padaryti bekeičiant peiliukus, apsivalyti robotą, nusivalyti ekraną. Iš esmės tokius paprastus dalykus mūsų robotus galima plauti ir su žarna, tai tiesiog, su vandeniu, tiesiog su vandeniu nuplauna, tai aišku, tai negali būti aukštas slėgio vanduo, bet tai ypatingai su žarna, tai tikrai manau, kad galima ir tą reikėtų daryti profilaktiškai. Na, o jeigu šlaitas, ar galime taip pat naudoti vejos robotą? Taip, robotai įveikia Gardeną šlaitus iki 35 laipsnių. Reiktų, aišku, įsižiūrėti, kaip ta instaliacija būtų padaryta. Instaliacija negali baigti šlaitu, bet tačiau šlaitą robotas įveiks. Gali užvažiuoti ant jo? Taip, nupjauti ir nuvažiuoti. Tai 35% yra nedaugiau ta riba, kurią jisai... Tai jau čia pakankamas, žinai, ir šlaitas. Aš ant statesnio gal vėjos apskritai jau siūlyčiau nedaryti. Aha, ar lengva pakeisti tą, sakai, instaliacija turi būti gerai padaryta, gerai apgalvota, ar lengva ją pakeisti, jeigu nebuvo augalo, sugalvojau vėjoj augalą pasodinti, arba pamačiau, kad kuokštas ir noriu tvarkyti tą dalį, ar lengva pakeisti? Taip, lengva, nes mes galime prijungti kabelio dalis su komplekte esančiom jungtim ir jeigu dar liko kabelio iš instaliacijos, mes galim tiesiog pasidaryti kažkokią tai zoną, ar tai pasisodinam naują augalą ir jį apsivesti. Svarbiausia yra kliautis instrukciją, kas retai yra daroma. Tai į ją tikrai reiktų atsižvelgti ir ten yra nurodyti visi galimi atstumai ir visos instaliavimo galimybės. Žodžiu, galima daug ką padaryti. Ačiū, Mindaugai. Ačiū, Lina. Ačiū, Gardenai, kad bendradarbiauja su Geltonu karučiu ir vat štai visokias tokias naujienas mums papasakoja. Susitiksim šitame YouTube kanale kitą kartą. Ačiū, kad žiūrėjot.